Išbandyk individualią sistemą. Rezultatas 100%. Kreiptis Facebookas Lašinukai. Taip, yra Benita, mes turim 2016 metų balandžio 2 dieną. Irgi pamatėjai visokių video, irgi užsimanėjai sportuoti, taip. Esi bandžiusi sportuoti, bet savo svoris paskutiniu metu tik augo, taip? Taip, auga. Auga ir negali sustabdyti, taip? Nu, svėriau maždaug vienodai visą laiką, o po to nuo maždaug kalėdų, tai priaugau gal 7 kilus tiesiog per kelis mėnesius. Bet tu vaikščiai ir į užsiėmimus, ir į sporto klubus. Nu, jogą lankiau. Ir sakykim, ten nelabai tau lipdavo tokie sportai visokie? Ne, nelabai, nes ten būdavo labiau pažengusių moterų ir aš negalėjau taip kaip jos. O tu vaikščiodavai tokius vadinamusios grupinius užsiėmimus ir tau nepatiko, nes ten, sakykim, nėra jokio individualumo, taip? Tai taip, sakau, visas ten vienodai daro ir aš negaliu ir man neišeina, ten mažai kas padeda. Gerai, žiūrim atspirties tašką, pažiūrim. Taip, 76,1 kg. Čia saulė dar nesimato. Gerai, dar pažiūrėsim. Taip, Benitos startas yra 62 cm. Yra apimtis 1,7,5 m. Gerai. Taigi yra Benita, praėjo dabar lygiai per 1 savaitę ir mes tiesiog norim pažiūrėti, ar mes sustabdėm, sakykim, tos augimus ir pažiūrėti, ar yra pirmi pokyčiai, teisingai? Taip. Taigi, kojukas, taip, yra 61 cm, nukrito 1 cm. Ar laiminga? Taip, labai laiminga. Gerai, dabar pažiūrėsim, kaip yra kiti išmatavimai. Taip, Benita, ir dabar yra, taip, išmatavimai 106 cm, buvo 107,5. Nuo užpakalio nukrydo 1,5 cm per 1 savaitę. Ar tikėjai tokių greitų pokyčių? Nu, pasižiūrėjus video tikėjausi, žinau. Bet save, aš galvoju, gal neišeis, nes pradžia buvo labai sunki. Jo. Tai aš galvoju, o mes dabar per savaitę jau, sakykim, taip sukoregavom per 2 pirmus susitikimus visiškai šitą sistemą individualiai tau ir ar tu dabar patenkintas tą sistemą, kuri tau yra sudaryta? Aišku, jaučiu pasiekimą, matau pasiekimus, tai labai džiugu. Ir tai mes pirmą kartą nubėgam ten kiek ten, 200 metrų. Nu, 800 metrų su 3 sustojimais nubėgam. O dabar aš nubėgau kilometrą pusantro. Be sustojimų. Tai per savaitę, man atrodo, čia gan gerai. Geri pasikeitimai. Tai Benita, pradėjom sportuoti, reguliavom sportą, sureguliavom dabar per 3 kartus, ne? 9 dienas mes jau sportuojam, pasimatavom savo apimčių pokytį ir dabar pažiūrim, ar mes pajudėjom kilograminę prasme į priekį. Žiūrim, kiek sveriai. Lipk. Taip. Taip, 74 kg. Taigi, per pirmas 9 dienas nuskrydo 2,1 kg. Ar to pačiai tikisi? Jo. Jo, nes matai reklamas, kad tai bus, ne? Jo. O paprastai patys sportuodavai, svoris augo, svoris stovėjo ir kad nieko padaryti negalėjai. Nu, svoris stovėjo. Štai kokia puikiai diena ir puikiai Benita. Praėjo 4 savaitės arba praktiškai mėnuo pirmas mūsų ir pažiūrim pasikeitimus. Taip, apimtis 1,4 m per 4 savaitės nuskrido 3,5 cm. Valio. Žodžiu, mes pasiekėm kiek kilogramų? Apie 70, ne? Jo. 70-71 kažkur tame tarpe, ne? Nu, tai sviruoja, taip? Žodžiu, 5-6 kilogramai. Mes padarėm ypatingai puikų startą sporto, mitybos, ne, pasikeitimų. Ir, sakykime, štai figūrėlė yra iš karto geresnė vizualiai. Ir dabar, sakykime, dabar ta mokslo kulminacija artėja, tai meilės seilės, atostogos, taip. Ir visą vasarą tu, sakykime, savarankiškai sportuosi, bet mes tiesiog kartą į savaitę, kartą 10 dienų pabendrausime, ne, tiesiog iš tave pamotyvuosiu. Išbandyk individualią sistemą. Rezultatas 100%. Kreiptis Facebookas Lašinukai.